Ir palieka aikštę vietoje Artakas Eligarianas. Vietoj antrojo numerio Deivido Šembero į aikštę įeina 21 numeris. Schematiškai kažkas visiems. Atlantas kieta komanda ir tai mes puikiai žinome. Dauguma vyrukų tvirtai sudėti ir čia futbolas į kaulą jokia. Na, fizinė prasme, tai geriausi metai jau praeityje, dėl to jokių abejonių, vis dėlto 35 Andriui Veličkai. Bet tai, kad jis gali įmušti, jeigu proga pasitaiko ir mąstymo, ir bet kuria kita prasme, kiti greičiai. Jis tik pratinasi prie štai šio lygio futbolo ir, na, šiandien iš konteksto, sakykime, taip tikrai neišmeta. Eliošius pasileidžia į priekį, čia geltona kortelė. Vietoj Jakubo Vilko arba vietoj Seržo Niedzi. Tai yra vietoj atakuojančių futbolininkų. Vertindamas galimybės, sakyčiau, kad realiausias variantas yra vietoj Niedzi. 10,5 minučių ir tiek laiko, kiek pridės rungtynių arbitras, pridėta turėtų būti pakankamai solidžiai, prisimenant, kiek pauzių buvo ir įvairių. Eligarianas. Atlantui reikalingas lemiamas šturmas. Norint gelbėti šias rungtynės, kol kas esančiam rezultatui kalbėkime apie tai. Na, lyderių dvikova, sakykime, tai pateisina savo pavadinimą, galbūt ne... Žaidimo kokybę, galbūt kovingumu pirmiausia. Taip, emocijom, kovingumu, noru įrodyti, kas šiandien yra stipresnis. Algis Jankauskas. To, kai buvo pašalintas iš aikštės Artūras Žulpa, daugiausia veiksmo Žalgirio aikštės pusėje, tačiau štai atsiradus progai, Žalgiris bando bent jau numušti kamuolį. Eligarianas. Dar viena pražanga. Tai negelbsti Atlanto, kamuolys jau atiduodama Žalgiriui. Vėl reikia pradėti visų pirma kovą dėl jo. Norint pradėti galvoti apie... Veikia įtampa, veikia žūtbūtinis noras laimėti rungtynes. Velička. Velička vėl. Gerai, aktyviai įsijungia į žaidimą Andrius Velička. Tai yra atlieka daug juodo naudingo darbo komandai. Galvoti apie tai, kaip išsaugoti tą rezultatą. Pilibaitis. Pabando pro Jokš.